Viskas prasidėjo nuo karščiavimo. Tai čia buvo 2006. Man buvo 21 metai. Ir po mėnesio laiko pradėjau naktimis dusinti atsigulus. Kai sužinojau, kai medikai pasakė, kad reikės transplantacijos, reikia širdies kitos, su tuo kažkaip iškart baimė. Kaip reikės toliau gyventi ir kiek gyvensiu. Ir paguldė į reanimaciją. Ir ten 4 paskutinių dienų nebeatsimenu jau. Ir tada operavo, prijungė dirbtiną širdies aparatą. Šūrinius skilvelius abudu kairį ir dešinę pusę. Ir su juo išlaukiau apie 10 mėnesių. Pirmos donorinės širdies. Antros laukiau pusmetį tik tai. Kažkaip labai keistai greitai. Pirmą momentą tai atsimenu, kai tą dirbtiną širdį, kai prijungė, tai buvo tokia didžiulė spintelė. Keletą mėnesių, tai nei lauką neišeidau nieko, tik palatai. Po to pajungiu tokį mažesnį, tai lauką jau išeidau pasivaikščioti su tom visom batareikom savo. Pamenu tą dieną grįžau į skyrių, vėliau pietų metas grįžti į skyrių, valgyti. Taip šurmulys personalo ten kabinete tarp seselių, sakė, tu nebevalgyk, tikriausiai yra. O antrą kartą buvom išvažiavę į žmonos tėviškę. Pas močiutę jau užsukom ir kaip tai gydytoja paskambino, sako, yra, jeigu nori atvažiuok. Tai gal koks klausimas, jeigu nori, tai greit apsisukom ir atgal. Esu jiems labai be galo teikingas ir už pirmą širdį, ir už antrą, nes jeigu ne jie, manęs čia nebūtų, nesėdėčiau, nekalbėčiau su jomis. Tai va, neauginčiau 2 nuostabių vaikų. Tai va, be galo esu jiems dėkingas. Nors Lietuvoje yra beveik 47 000 žmonių išreiškusių pritarimą organų ir audinių donorystei, bei užpildžiusių sutikimo formą donoro kortelį gauti, tam turi neprieštarauti ir mūsų artimieji. Todėl labai svarbu, kad jie žinotų apie jūsų apsisprendimą dėl organų ir audinių donorystės. Skirkime laiko šiam pokalbiui, kuris gali išgelbėti gyvybę ar pagerinti gyvenimo kokybę.